Nuo šiol vairuotojai sugaiš trumpiau, kol bus atlikta jų automobilių techninė apžiūra. Nes visi Lietuvos techninės apžiūros centrai susieti į bendrą tinklą pradėjo naudotis vieningų techninės apžiūros duomenų bankų. Jie gali realiu laiku keistis informaciją apie tikrinamus automobilius su valstybinė kelių transporto inspekcija, kelių transporto priemonių registru, draudimo įmonėmis, policija. Taupomas laiko sąnaudos, mes turime operatyvią informaciją, nereikia naudoti papirinių dokumentų. Taip pat mes užkirtam kelią negatyviems reiškiniams, galim labiau kovoti su korupcija. Specialia įranga automobilių išmetamųjų dujų, stabdžių bei šviesos prietaisų rodmenys automatiškai fiksuojami bendroje programoje. Taip mažinama kontrolieriaus įtaka apžiūros rezultatams. Kontrolierius atlikdamas transporto priemonės patikrinimą, delninio kompiuterio pagalba valdo tiek pačius prietaisus, tikrinimo technologinius prietaisus, tiek atlieka vizualinę patikrą, taip pat nuo įrangos yra nuskaitomi rodmenys, kurie, taip sakant, fiksuojami kompiuterinėje programoje. Techninės apžiūros įmonių vadovai visų kontrolierių darbą gali betarpiškai stebėti prisijungę prie bendro techninių apžiūrų tinklo. Maždaug 2 metus vykdytą projektą numatoma dar plėsti. Mes palietėm visus procesus iki dokumentų išdavimo. Dabar norime tas sistemas diegti ir betarpiškai techninės apžiūros atlikimo vietoje, tai yra linijoje, kad kontrolierius techninės apžiūros trūkumus ar kitus dalykus fiksuotų delninuko pagalba, o įrangos duomenys, stabdžių stendų, dujų analizatoriaus, dūmamačio būtų įrašomi į kompiuterinės sistemas. Tuo būdu klientui išduotume atspausdintą dokumentą ir būtų pašalintas žmogiškasis faktorius. Lietuvoje veikia 80 techninių apžiūros centrų. Jie per metus atlieka daugiau nei 1 milijoną apžiūrų. Duomenų perdavimo sprendimą, kuris leis techninės automobilių apžiūros įmonėms dirbti skaidriau, o klientams išvengti daugybės formalumų, įgyvendino ir jo saugumu rūpinasi viena didžiausių telekomunikacijos įmonių Lietuvoje, Teo LT AB.